Jokau, iš tikrųjų, tai sveiki visi. Labai džiaugiuosi šiandien kalbėdamas ne iš mūsų studijos, atvykus pas jūs į Klaipėdos mokyklą. Tai mes esam su Tomu duetas, beveik duetas, Bamilane. Tai mes vedame Tvarumo akademijos pamokas ir šiandien atvykome irgi turbūt su tokia misija, gavom užduoti būtent tas pačias užduotis, ką jūs atlikinėsite rytoj, tai mes minimaliai, taip sakysim, su minimaliu laiko intarpu pasiruošėm irgi parodyti šiek tiek technikos, bet nenueinant nuo to, ką mes pagrindė, kuo mes susiemam, tai mes esam tvaraus maisto akademijos mokytojai, tai viską, ką mes šiandien jums rodysim, bus labai glaudžiai susijęs su ta mūsų veikla. Tai visi komponentai, visi pusgaminiai, ką mes šiandien darėm, tai stengiamės neišeiti iš tų rėmų ir sunaudoti būtent visus maisto likučius, tai būtent sukuriant tą produktų ratą, kas svarbiausia turbūt šiuo metu dirbant šefo darbą restorane, tai šefo pagrindinis darbas yra ne tik tai kurti meniu, bet ir būtent panaudoti protingai visus produktus, kad būtų kuo mažiau išmetimų, kad būtų kuo mažiau maisto likučių. Tai šiandien ir pasistengsim jums tą parodyti. Tai mes gavom iš tikrųjų dvi užduotis, tai turėjom salieras, tai buvo amusbušas padaryti iš saliero gumbo ir anties krūtinėlę su bernės padažu midus. Prie saliero buvo džiugo sūris, jo, tai aš savo nuožiūrą pagaminsiu du patiekalus, Tomas irgi žadėjo pagaminti du patiekalus, būtent amusbušą ir meiną. Tai aš galbūt pradėsiu nuo galo, tai aš pradėjau galvoti ne nuo amusbušą, ką aš turėjau saliero šaknį, nors variacijų irgi kažkokių turėjau, aš pradėjau nuo karšto patiekalo. Variacija tokia labai įdomi, anties krūtinėlė su bernės padažu. Savo restorane aš atvirai pasakius, šitos variacijos tikrai niekada nepatiekčiau, nes labai abu komponentai yra labai sunkus, jo, tai delikatus, tai visą laiką renkuosi lengvesnį padažą, įnešu kažkokios rūgšties. Bernės padažas savotiškai yra praturtintas peletrūnų, bet labai sunkus. Tai man prie anties asmeniškai būtų niekada mintis tokia nešovusi, tai ką aš pabandžiau padaryti, tai įnešti kitais komponentais šiek tiek rūgšties į patiekalą, kad padaryti tą balansą, nes tiek anties krūtinėlė yra labai intensyvus patiekalas, tiek bernės padažas yra labai intensyvus, tai mano meniu, kuriant visą laiką meniu, reikalinga kažkokia rūgštis. Aišku, ta rūgštis neturi persverti viso patiekalo, bet kad suteikti tą balansą, tai jeigu, sakysim, valgom jūro gerybės, visą laiką mes užpilam kažkokios citrinos, kad suteikti tą, atskleisti tikrą skonį. Tai aš pradėjau nuo galo, nuo bernės padažo. Aš jį pasidarysiu šiandien labai paprastai, tai aš naudoju džiovintą peletrūną. Bernės padažas, aišku, kaip ir olandiškas padažas, yra du komponentai, tai kiaušinio trinys, sviestas jo, tada mes dedam kažkokios rūgšties. Tai ką aš padariau, tai aš turiu džiovintą peletrūną, infuzinau į sviestą, įdėjom į sviestą, užviriam, palaikom apie 15 minučių, kad sviestas prisigertų peletrūno skonio. Mums daugiau nieko ir nereikia, tai aš pasidarysiu savo padažą su sifono pagalba, kad galėčiau paprastai panaudoti atidavimo metu. Kas man liko nuo bernė padažo? Man liko baltymas. Tai baltymo mes niekur nenaudojam, tai aš baltymą nusprendžiau panaudoti savo pirmam patiekale, tai būtent gaminant saliero šaknį. Tai ką aš pasidariau su saliero stiebu, tai aš pasidariau tokį papuką gražų, tai mes pasidarėm tešlą. Tešla yra padaryta iš 3 komponentai pagrindiniai – miltai, baltymas ir druska. Receptūra labai paprasta, 800 gramų miltų, tai ant 800 gramų miltų galima pasigaminti 2 tokius gumbus. 800 gramų miltų, 400 gramų druskos ir 500 gramų baltymų. Tai viskas susimaišo, dažniausiai restoranuose dirbant arba konditerijoje lieka arba naudojam arba trynį, baltymas visą laiką lieka pašoniai, tai aš tą baltymą stengiuosi išnaudoti. Bet galima naudoti ir vandenį, jeigu neturi baltymų. Galima naudoti jo, bet aš sakau, šitą receptūrą būtent gimė man dėl to, nes restorane visą laiką naudoja trynius, baltymai lieka dideli bliūdai, ten tos morengus plakti ir dar kažką daryti. Tai turbūt visi tingi, tai ką mes pasidarėm, tai įsikepėm, pasidariau tešlą, gavosi tokia paprasta tešla. Jos nereikia kildyti. Jo, turim paprastą tešlą, su kočėlu įsikočiojam, apvilkam mūsų salierą.
į vidų, dedam į orkaitę, 180 laipsnių temperatūroje. Geriausias būdas daržovės kepti, jeigu norit tešloje arba druskai kepti, tai yra termometras. Šakninių daržovių burokėlis, nežinau, tos pačios bulvės, morkos, vidinė temperatūra turi pasiekti 72 laipsnius. Tai dedam termometrą, nustatom 72 laipsniai, nereikia ten nei badyti, nei nieko, į pačią kiečiausią vietą, 72 laipsniai daržovė yra prakepusi. Salieras kepia apie 35-37 minutės. Pradžiui tešla būna labai kieta, dabar jau... Jo, tai mes ją išsikepėm vakar. Būna su plaktuku, reikėdavo atidarinėti. Kas nutiko dabar, tai mes turim tobulai iškepusią daržovę, kurią mes naudosim mūsų komplimentui. Tešla suteikia ir papildomą skonį, kadangi visos sultis lieka saliero viduje. Jisai nepraranda savo visų savybių, tai nežinau, jeigu žiūrint dabar, aišku, jau ne dabar, paskutinius 5 metus visose Michelin restoranai vertintose restoranuose jau be vegetariškos opcijos arba veganiškos opcijos, tai tu neįsisuksi, tai šefai ima galvoti visokias naujas technikas, kaip galima atskleisti tą natūralų skonį, būtent tos daržovės. Ar turime skopustą, ar turim kalafioras, kuris Lietuvoje turbūt rasi kiekvienam restorane, kaip vegetariška opcija, kuri yra tikrai nusibodusi. Tai yra daug tokių daržovių, paprastų kaip salieras. Tai mes įsikepėm tešloje, tešla mums bus jau nebereikalinga, tai keliauja jinai į šoną. Taip, toliau aš turbūt sugrįšiu dar prie savo patiekalo. Tu viską susirinkai? Jo, aš iš tikrųjų viską esu pasiruošęs, tai turbūt daugiau papasakosiu. Kaip ir sakiau, grįžtam dabar prie karšto patiekalo, tai ką aš turiu čianai, tai mes turim salierą, tai ką aš pasidariau, nusilupau odelę iš saliero odelės. Tikrai intensyvus skonis yra likęs, tai mes pasidarysim padažą prie mūsų anties. Kai mes turėsime bernes padažą, taipogi čia susidėjau, nežinau, iš tikrųjų namie radau pievagrybių, šaldytuve buvo visi likučiai, kurie suteikia umami skonį. Tai turim pievagrybiai, kurie yra tikrai pavytę, buvo baklažanas, tai susikepiau baklažaną, saliero šaknis ir visi likučiai buvo sukepti ir iš jo mes pasidarysime padažą. Tai visas daržovės mes dėsime į puodą. Užpilsime su vandeniu ir pastatysime ant labai žemos temperatūros virti apie 20-30 minučių. Gausime, kadangi dažniausiai padažus verda iš mėsos arba žuvies, kuri yra labai pripildyta želatino, tai daržovės neturi jokio želatino, tai mes šitam padažui naudosim standiklį. Aš turiu Santanos gumą. Tai pasidarysim padažiuką, tai užsipilu vandens. Ok, su salieru. Tai salieras yra labai universali daržovė. Ir jo, tai vat, jeigu pasižiūrėsim, jinai yra visiškai prakepusi tobulai, yra minkšta. Tai ką aš nusprendžiau pasidaryti, tai turiu mandoliną. Mes pasigaminsime amus bušą. Tai tavo amus bušas bus veganiškas, galima sakyti? Ar... Galima sakyti taip. Turėsim sūris, kadangi džiugo sūris buvo irgi sudedamoji dalis. Taip. Pakeitusi tofu bus veganiška.
Gerai, aš pradėsiu ruoštis, tu gali gal papasakoti tada savo, ką Aš tu galiu, gaminsi, jo, ne? tada pereisim prie mano, vadinkime, užkandžio. Tai mano užkandis bus panaudotas anties krūtinėlė jame. Su salieru neišeina to padaryti, tai panaudosiu bulvę. Tai yra, vadinasi, bulvių suflė. Tai yra iš 2 bulvės lapų suklijuotas spurgytė. Tai aš dabar irgi ieškau savo mandoliną mano viršui. Tai galiu greit parodyti, kaip tai daroma. Tai reikia labai geros mandolinos, nes vakar niekaip nepavyko padaryti su darbinė, tai teko naudoti savo. Tai per mandoliną labai plonai atpjauname bulvę. Pasislaisiriuojam bulvę. Ja turime nusidžiovinti ir naudosiu, vadinkime, klijus padarytus iš krakmolo. Krakmolo ir kiaušinio baltymo. Tai turime bulvę, reikia popieriaus, nusisausiname abi pusės, bulvės pusės, kad būtų visiškai sausos. Čia turiu pasiruošęs jau krakmolo ir baltymų mišinį. Tai toks ir atrodo kaip klijai. Kaip klijai. Tai dabar su šitais klijais tepame. Receptūros tikrai nepasakysiu, kiek įeina. Žiūrim, kad konsistencija būtų tokia glotni. Ir tepame ant abiejų bulvės pusių. Įsiterpiame abi bulvės pusės su krakmolo vadinamais klijais. Ir dabar jau prasidės klijavimai. Tai būtina, kad būtų abu gabaliukai vienodai atpjauti ir vienodo dydžio, nes kitaip būna nepavyksta suklijuoti jų ir tada neišeina padaryti šios, vadinkime, spurgytės. Dabar reikia, temperatūra turi būti tarp 180 ir 190. Jeigu turime 190, tai turime jau labai akiliai stebėti. Tai 180 būtų optimalu. Turime 160. Tai va, tuoj bus paruošta aliejus. Ir žiedas. Tai suspaudžiame žiedus. Kaip manai, pavyks dabar, kai visi žiūri? Ar? Manau, kad ne. Labai bus linksma. Bet pasakys gal aplinkiniai, kad dariau čia vietoj šitas spurgytės, tai pavyko. Prieš tai gavosi, žinai, dabar kaip. Prieš tai gavosi, dabar gali nesigauti. Taip, tai turime 170. Turime 170 kelis ir bandome tada pasiruošiu popieriaus, kur galėčiau nusisausinti. Jo, aš tada grįžtu prie savo. Tai ir va, dabar jau dėsime, gal nepavyks parodyti. Pirmas blynas prisvylęs. Pirmas, ne, va, išlipma. Antras irgi būna. Pasisekė, dėja pasisekė.
juoko mažiau bus. Nežinau, čia nesimato, bet spurgytė va jau iškilus yra. Antras va prisvilo. Ne visada būna, kad visi išeina, bet atidirbus techniką. Jo, tai iš tikrųjų gal geriausiai naudotis fritiūrinę šitam receptui būtent, nes temperatūra yra pastovė, ant indukcinės viryklės šiek tiek šokinėja viskas, tai... Man užteks dabar jo, aš baigiu kept spurgytę, tu jūs tai gali pratęsti. Jo, aš turbūt papasakosiu toliau, ką aš darau, tai aš pasidariau marinatą būtent, kad šiek tiek įvesti dar skonio į mūsų salierus, tai nežinau, savo receptūrų knygoje turbūt marinatų pas mane yra daugiausiai receptų, tai vien daržovėm, nežinau, 30 gal tikrai skirtingų opcijų yra, tai pagrindinės 3 dalys yra cukrus, vanduo ir actas, tai priklausomai kokį tu actą rinksiesi, tai actų Lietuvoje parduotuvėje turbūt į prekybos centrą į Maximą nuėjus rasi irgi, nežinau, 7-8 skirtingas rūšis, ten pradedant nuo paprasto acto, balto vyno, raudono vyno, obalių actas yra, šampano actas yra, nežinau, tenai daug actų, tai tas irgi keičiasi viskas, šampano actą jau galima surasti irgi, tai daržovės marinuotos, nežinau, kiek su šefais kalbėjau, tai vis dar neišeina iš tos mados restoranuose, visgi yra, tai vienas iš tų komponentų patiekaluose kažkokia tai turėtų būti marinuota daržovė, tai šiandien aš pasėmiau bazinę savo receptūrą, tai pasimarinavom šiek tiek tą salierą mūsų diskus spalvai, aš naudoju burokėlį, čia jis yra virtas, bet puikiai tinka ir paprastas burokėlis, kas yra suteikti spalvai pigus ir labai elementarus variantas, tai tiesiog patarkuojat į marinatą žalią burokėlį, paliekat pastovėti, perkošėt ir turit vieną spalvą, tai galima kitas spalvas naudoti irgi. Tai mes turim pasidažę šitos diskus, šiek tiek nusidžiovinsime, kad marinatę nereikėtų labai ilgai laikyti, mes vis tiek norim, kad išliktų dar mūsų tas saliero skonis. Taip, toliau. Buvo džiugo sūris, tai mes pasidarysim tartarą, sudedamosios dalis yra kreminis sūris, mūsų salieras, kuris irgi kepia viduj, bus diskas išorinis, taipogi aš turiu atsinešęs, susideginęs, nežinau, duosiu aš jums pavosit, kas man atsakys gal, kas čia yra. Galit gaus paragauti po to patiekalo. Patiekalo gal gaus paragauti, tai... Nu, gal čia bus... Čia nereikėtų galvoti iš išvaizdos, reikėtų galvoti pagal savo receptorius, jo kaip kvepia. Nu, kuom kvepia, Labai žinomas. Ta prasme, nežiūrėkit pagal spalvą, užsimerkit tiesiog ir pauostykit ir... Manau, kad kiekvienas labai dar... Ar yra iš pirmos eilės variantų? Nieko? Kol kas ne? Iš ką labai krinai? Į kokteilius dedasi... Perlaužtas, tai tas turėtų, sakau... Turėtų jau tikrai. Ai, davė ir perlaužtą. Nu, tai jau gal. Aš dar žinai, ko norėsiu pas tave prašyti čiaipsų šiek tiek. Nu, atsakymų, net paspėliokit, nežinau, ta prasme, paspėliokit. Valgykit, bet ką, kiaušinis? Nerieštas. Į formą nežiūrėkit, ta prasme, kaip atrodo jisai dabar, tai nereikėtų spėlioti, sakau, jeigu pauostėt, nu, tikrai kiekvienas... Jis buvo 5 kart didesnis, maždaug. Nu, tai beveik atsakėjai, nu. Čia yra sudeginta žalioji citrina. Pusbrolis šito. Ne, žalioji citrina. Tai. Sudeginta ir sudžiovinta. Tai aš ją naudoju irgi suintensyvinti kažkokį tai skonį. Tai dažniausiai citriną dedam prie žuvies, prie jūros gėrybės. Aš labai mėgstu arbatą su medum ir citrina.
Tai tiesiog pasimti su makropleinu ir padrožti į kažkokį tai patiekalą arba tiesiog ant žuvies galima smulkiai pudros biškį pabarstyti, tai suteikia visiškai kitokį skonį. Restoranuose gali tiesiog, kas ten, nežinau, su trumais barsto patiekalus, tai ta citrina irgi tokį įspūdį padaro. Umami. Umami, jo. Ok. Tai mes dedam džiugas. Taip, šaukštą mes turim, šiek tiek čia viso. Kreminis sūris. Bus kaip įdaras, taip? Jo, aš padarysiu tokį. Tai šefo komplimentas Amus Bušas yra patiekalas, kuris tiesiog patiekiamas prieš visą meniu, prieš visus patiekalus, sužadinti apetitą, nežinau, paleisti seilės, taip lietuviškai, žinai, šnekant, tai neturi būti kažkoks sunkus patiekalas, neturi būti patiekalas, kuris paskiau užgesintų tavo tą norą visą toliau valgyti, jisai turėtų būti lengvas, vyrauti rūgštis kažkokia, tai žinai, kad dažniausiai, kai tu gauni citrinos, tavo iš karto pradedi liežuvis, tas, norisi dar kažko, tenai, žinai, juda seilės, kaupiasi, tai tas patiekalas turėtų būti per tą prizmę žiūrint ir gaminamas. Neturėtų jisai būti ten kaip įpratę kažkoks labai riebus, kažkoks labai sunkus, kur tau užgožia toliau norą visą toliau valgyti. Kiek laiko reikia taip deginti tą citriną? Žinok, įvairiai. Tai sudeginti yra labai paprasta, tai svarbiausia, kad jinai nebūtų visiškai... Svarbu trobos neuždėti. Trobos jo. Pasistengti reikia irgi. Ir paskiau dedam į pečių, tai arba galima į karštą pečių ir palikti per naktį, tai galbūt vienos nakties ir neužteks, tai nežinau, restoranuose ir virtuvėse yra ekskaliburai, džiovyklės tos vadinamos, kur džiovinamas daržovės, vaisiai, tai tiesiog įmeti mažą temperatūrą ir jau paskiau savo nuožiūrą, tai vieną kartą pasimėginsi ir antrą kartą jau turėtų gautis. Dar pas tave pavoksiu čia esam. Imkim, Kyras, turim. Jo, tai pasidarau tiesiog įdaras, tai turim salieras, pilnai panaudotas, net ne viena tekstūra, tai vienas yra marinuotas, kurį mes naudosim, tai antras yra viduj kaip įdaras, sūris, paprastas, greitas komponentas, aš iš tikrųjų galvojau, bet net galbūt buvo mano pirma mintis pabandyti jums parodyti tuos 3, tą pačią užduotį, ką jūs turite irgi padaryti per valandą laiko, 3 patiekalus, bet paskiau Renata pasakė, ai, čia labai sunku bus, žinai, tai galbūt kitą kartą mes tą padarysim, tai buvo ta mintis pasižiūrėti, ar galbūt įmanoma padaryti vienam tos 3 patiekalus, visus galbūt ne po 3 porcijas, bet bent jau pasirašymą visą per 1 valandą. Ir aš taip mintise dėliojausi, tai galbūt ne viskas būtų į laiką sutilpę, bet irgi yra įmanoma, aišku, turite labai patirties. Turite, jūsų atžvilgiu, turite 3 žmonės savo komandai ir per tas valandas tai galima pasukti galvą, nesvarbu, kokią tu komandą gausi, bet čia pirmoji vietoje jūsų turėtų būti susidėliojimas to meniu, ką jūs gaminsite, tus bendras idėjų realizavimas, pasidalinimas darbo proceso susidėliojimas, kas daugiausiai laiko užima, kas galima pasilikti pabaigai. Tai tokie dalykai kaip padažai arba anties krūtinėlė, kur yra sudėtingas produktas, nes kaip ir višta, taip ir antis, jeigu mes gaminame ją šviežią, tai labai didelė galimybė, kad tu ją sugadinsi tiesiog perkepdamas arba nelaiku atiduodamas, tai kelios minutės į šoną ir tiesiog antis, kaip jeigu ragavot kepenis keptas, tai jos tokios pasidaro tą poskonį tokį turi, nemalonu. Kepenėlių tekstūra tokia grublėta, neskaninė faina, tai
Tai manau, čia reikėtų jums pasidėlioti savo tos rytoj planus, būtent kai aš nežinau, kada trauks tos burtus, rytoj traukėt? Nežinot, dar ne? Šiandien trauksit, tai jau komanda šiandien žinos preliminarias, tai aš manau, susidėlioti tą savo procesą, ką jūs tam darysite, o... Jo, labai svarbu susidėlioti tą darbų eigą, kad Gerai, tai aš tada darau savo... Toliau, tu dar kažką pasakosi apie savo komplimentą? Apie savo komplimentą, tai aš turiu pasidaryti tartarą. Tartarą, okei. Jį nusiskaninti. Ir vieną ką dalyką pamiršau, jau matau... Namie pamiršai. Namie pamiršau piping bagus tos. Tai bandysim kažkaip kitų būdų prisotintas purgytės. Tai aš keliauju tada pjaustyt, kaip suprantu, tartaro. Tai maniškis, kaip ir minėjau, buvo viena idėja padaryti kremą, bet pagrindiniam patiekalui pasilikau kremą. Tai biškį pažaisim pasidariau saliero traškučius, tai imituosim inkilėlį. O antieną pasidarysim, o bulvių spurgytės pasidarysim su anties vadinamu tartaru. Tai mums čia šitoj vietoj daug nereikės, bet nusiemam odą. Tartarui visada naudojame pačią geriausią dalį, tai vat antienos krūtinėlė gaunasi. Jeigu jautienos, tai arba labai jau geras katas turi būti, arba pasirinkta dalis jautienos, arba pati jautina turi būti aukštos labai kokybės, arba naudojame dažniausiai išpjovą. Tai smulkiais gabaliukais susipjaustime antieną. Ja nusiskaninsiu įprastais dalykais, tai bus bananinis svogūnas, saulėj džiovinti pomidorai ir laiškinis česnakas. Neradau vienintelio, norėjau įtraukti dūmo skonio, bet galėjau, aišku, pas Justiną paprašyti. Justinas mėgsta viską deginti, ar ir turi šautuvą dūmo, bet... Pamiršai. Bet jau buvai išvykęs, tai nenorėjau aš tavęs trukdyti. Tai susipjaustysime smulkiai antieną. O iš daržovių, tai iš tų pačių svogūnų, kaip ir Justinas, pasiruošiau daržovių, vadinkime, demiglasą. Tai saliero atraižas, svogūnų atraižas, visas irgi turėjau dar šitakės biškį grybų studijai. Tai viską susikepinau orkaitėje ant 120 laipsnių, gavosi gal valandą laiko, susidžiovinau ir į puodą, kaip Justinas, lygiai taip pat užsipyliau vos, kad uždengtų daržovės, nuviriau apie 30-40 minučių gavosi puikus sultinys, jį prisodrinau 5 prieskonių mišinių ir po to pateiksiu jį prie pagrindinio patiekalo. Tai turime antieną. Gerai, toliau aš turbūt tada dar papasakosiu, ne, kažką. Tai dar turėjau, taip. Gerai, tai iš mano pusės nežinau, ką aš dar padaryčiau, turbūt tai dar pasidaryčiau traškutį, kokį kramblą ir užsitraukčiau dar kraštus mūsų šito drugelio kanelonį. Tai... Tas drugelis, kodėl čia buvo? Jo, tai nudažytas, tai mintis aš mačiau iš tikrųjų ir pas tave dar traškučiai buvo. Jeigu tai... Traškutį, kaip tu darai, papasakok. Tiesiog... Saliero traškutį, taip, susipjaušiau per mandoliną lapais ir lapus su peiliu smulkiai šiaudeliais, aliejus 1-2 minutės maksimaliai ir jeigu norit turėti kitai dienai, tai rekomendacija iš manęs būtų, aš dar įdėjau
20 minučių padžiovinti į orkaitę 90 laipsnių, ant popieriaus tiesiog iš viršaus apačios grilius, kad nesudegtų, bet kad šiandien jie būtų traškus, o ištraukti tą aliejų iš pačių esančių Jo, aš labai irgi panašiai darau, tai ką aš padaryčiau, dar turbūt susismulkinčiau, jeigu pasidaryti kramblą, tai pasidaryti trupinius arba pasukti, jeigu yra traškus, tiesiog įdėti kažkokį blenderį, mikserį, sumalti tokius lengvai kramblus ir užtraukti kraštus, galima, aišku, jos biški suteikti gal kažkokį dar marinatą biškį pašlakstyti, kad suteikti skonio, tai drusko šiek tiek ir dar užtraukti kampus, galbūt net pramaišius to pačiu čersiu biškį, užtraukti kampučius, kad gražiau atrodytų tas drugelis. Ir viskas, tai nežinau, iš mano pusės paprastas pilnas saliero skonio, kas ir turbūt turėtų, jeigu gaunam, nežinau, konkursuose, nežinau, teko dalyvauti, kažkam dar dalyvavot konkursuose, savo mokyklose atstovavot, ne? Nei vienas dar ne. Nu, man teko dalyvauti, tai vis tiek, jeigu yra užduotis, jeigu turit pagrindinius komponentus antiena, salieras, tai jie ir turėtų vesti tą patiekalą. Tai pagrindinė dalis turėtų būti salieras. Salieras, jeigu mes darom, sakysim, būtų salieras ir tam patiekale būtų tik tai salierų tyrė, tai jau tas normaliuose konkursuose, kur jau pasaulinio masto teisėjai, tai jau visai kitaip žiūri, tas salieras turėtų groti pirmų smuikų tam patiekale ir jisai turėtų vesti tą patiekalą. Tai amusbušas yra pilnai vien salieras ir džiugas komponuojasi, tai antis jau tada keliaus, mūsų antis turėtų būti kaip pagrindinis komponentas. Tai tą mes ir darom, tai turbūt dabar aš grįšiu prie savo anties. Antį aš pasirašiau, tai nežinau, sakau, antis yra toks labai triki produktas, krūtinėlę turėsi turbūt jo, rytoj. Tai krūtinėlė yra triki produktas, tai nežinau, tiek aš stengiuosi, tiek restorane, tiek kada gaminu antį, tai aš stengiuosi dažniausiai cirkuliuoti. Tai žemoje temperatūrai virti, priklausomai kiekvienas šefas turi savo metodus, būtent kiek laiko jisai, kokią temperatūrą pasirenka. Aš renkuosi 56-57 maksimum. Tai šita yra cirkuliuota PM7, jeigu ten paskaitysit, nežinau, savo knygas, tai turbūt gal net ir didesnė temperatūra. Tai cirkuliuoti irgi siūlyčiau nedaugiau valandos 20, tai valandą 20 maksimum, kiek mes galime antį laikyti. Cirkuliatoriui į vidų aš panaudojau dar vieną komponentą, kuris buvo pas jūs irgi privalomas naudoti, tai yra midaus nektaras 50 laipsnių. Tai šito neminėjai. Tai va, tai paminėsiu. Tai pyliau midų ir pyliau medų. Tai šaukštelis apie 25 mg midaus ir šaukštelis medaus yra įdėtas. Antieną apsivaliau, susipjaušiau odelį iš karto, šiek tiek pipiro, daugiau nieko nedėjau. Ir 50-57 laipsniai, valandą 20 maks, viskas. Daugiau, nežinau, pasižiūrėti, tai jinai yra atgaivinti, tai irgi labai paprasta, tiesiog įmesti, pasistatai puodą, arba jeigu turi cirkuliatorių, tai arba įverdantį vandenį, įsimesti antienos krūtinėlę, pasišildom 2-3 minutės, jinai turėtų verdančiam vandenį sušilti, užsisyrinam ant keptuvės, susipjaustom, viskas, daugiau nieko nereikia. Tai ta galimybė, ką mes gaunam, tai mes jau turim gerą antienos tekstūrą, ką kepant labai sudėtinga gauti. Galima, aišku, antieną pasišildyti ir orkaitėje, apsikepam krūtinėlę ir dar kokiam 5 minutėm dedam į orkaitę. Tai nežinau, aš rekomenduočiau pasižiūrėti ir būtent antis krūtinėlei naudoti būtent cirkuliatorių, jeigu turit galimybę jo pasinaudoti, nes kepant orkaitėj didelė tikimybė, kad ten bus šios miltai likę. Taip, prie antienos mes pasidarysime padažą, taip nusigarinau, irgi turim, toj parodysiu, sunka mūsų. Taip nepavyks gražiai, kaip filmuose.
Jo, tai gavosi, nežinau, jeigu žinot bazinius padažus, tai gavosi padažas irgi labai intensyvus ir skonis, ir spalva gavosi labai graži. Ir atrodo, nežinau, kaip raudono vyno padažas, tai vienintelis dalykas, ko nebus tai padažo tekstūros, tai mums reikėtų jį sutirštinti. Tai aš turiu santaną atsivežęs. Tai su ją mes sutirštinsim padažą, kurį naudosim prie mūsų antienos patiekalo, kaip dar vieną komponentą, šiek tiek įvesti papildomų skonių, nes, sakau, man per sunki ta variacija būtent su tuo padažom. O jeigu sviestu, ar įmanoma būtų? Ne. Neįmanoma, ne? Ne. Aš galvau irgi, kad per daug riebalo bus. Jo, tai ta prasme, tu vis tiek nesidarysi, aišku, galima darytis didesnį kiekį, bet, tokiam kiekiui, kad sutirštinti tau daug sviesto reikės, tai mes plus turim dar vieną padažą, kurio bazė yra sviestas, tai sviestas sviestuotas gal kitą kartą. Ne, aplamai turėjau tiesiog. Aišku, galima šitą padažą dar įpilti šiek tiek, kad jaustųsi tas midaus efektas, kurį reikia irgi panaudoti, tai padažą mes galim sudėti ir įpilti šiek tiek midaus, tai reikėtų neperspausti. Pasirinkti kelionė atgal. Kelionė atgal, vidus gal ne mano labai gėrimas. Jo, taip, ką aš pasidariau, tai salierų tyrę, irgi liko salieras, tai nusprendžiau irgi pasidaryti salierų tyrę. Tai, nežinau, salierų tyrę, turbūt bazinis variantas, tai kaip ir košės, tai aš esu turbūt labai klasikinis šefas, kur patiekale turėtų būti, nežinau, be pagrindinio komponento, dar ir kiti dabar šefai mėgsta pažaisti, ten padėti kažkokių marinuotų daržovių, žinai, prie steikiuko. Ir viskas, aš mėgstu labai klasikinius. Tai pas mane patiekale turėtų būti 5-6 skirtingos tekstūros, tai viena iš jų yra tyrė. Tai tyrių variacijas irgi galite susikurti savo, pakeitus vieną komponentą, dar dadėjus, nežinau, man buvo mintis, bet pamiršau irgi, vat, kaip tu, aš pamiršau, turėjau namie tonką pupelės. Tai tiesiog įvesti į tyrę tonkos pupelės, pamirkyti, infuzinti šiek tiek ir suteikti kito skonio, kur prie antienos labai puikiai tinka. Tai turiu, čia pas mane iš tikrųjų yra bazinė salierų tyrė. Visi gamina skirtingai, Tomas gamina su grietinėlė, aš gaminu tiesiog pem ant pem pienas vanduo, išsiverdam, norint pagreitinti, galim įdėti kepimo miltelių šaukštą, skrūdinant salierą pradžiai ant sviesto. Tai pagreitina suvirimą saliero arba kitos šakninės daržovės kepimo miltelį, nedidelis šaukštelis. Pilam pieną, grietinėlę arba pieną vandenį, arba galima vien tik ant vandens, jeigu neturi šitų komponentų. Prasiverdat, prasimalat, prasitraukėt pro sietą ir turit puikią tekstūrą. Taip pat aplinką aš sukau, tai dar panaudojau ir saliero, prie šito patiekalo saliero kitas dalis. Tai turim saliero stiebas. Ir saliero stiebas dažniausiai, jeigu perkat, naudoja saliero stiebas, jis turi tuos lapelius per vidurį, kai tu nuskabai kotą, būna lapeliai. Tai aš jos mėgstu irgi panaudoti gaminant. Tai labai geras skonis suteikia šiaip. Tai jisai turi visiškai kitokį skonį negu saliero stiebas. Tai mes panaudosim irgi šitam antienos patiekalą. Tai marinatą naudojau tą patį kaip ir prieš tai patiekale. Tai sakau, čia gali tikrai pažaisti ir suteikti kitokios ir spalvos. Tai tiesiog karštų marinatų užpyliau ir nieko nereikia nei virti. Tiesiog jie nusiblanširuoja ir viskas. O su salierų stiebais, tai ką aš padariau, tai su skustuku, su daržovių skustuku pyleriu biškį apsivalom salierą, kadangi jo išorinė dalis tokia yra stringė, kur tarp dantų lieka ir nelabai faina, irgi su karštu užpilam ir dar galim 2 minutės palaikyti karštam vandenyje, kad jisai gerai pravirtų, nebūtų žalias. Jo, tai mes jį panaudosim prie mūsų antienos patiekalo, tai bus paprastas patiekalas su antis, salieras, padažas iš mūsų likučių, kuriuos mes panaudojom. Tada pasigaminam berną padažą, bernesą ir tiek. Tai dabar beliks viską susidėti į vieną lėkštę ir viską pasigaminti. O tu žiūri, čia spurgyčių rojų pasidarėjai. Žinai, kaip pagal save. Pagal save. Nuliuks. Spurgytė.
Ok. Taip, aš biškai apsitvarkau. Ai, dar turiu, aš irgi minėjau apie šitakius, tai vienas iš mano mėgstamiausių turbūt antieną, jeigu kalbėt apie antieną, tai vienas iš mėgstamiausių komponentų, tai šitaki grybai. Nu, gali paragauti. Čia marinuoti jie? Tai, kurie suteikia tą irgi 5 umami skonį. Klausimas, tik tai džiovintus naudoja ar šviežius? Ne, aš naudojau šviežius, tai 2 kartus apsiviriau, 1 kartą nuverdam, 2 kartą nuverdam greitai porą minučių, nusisausinam, apsikepiau ant keptuvės, tai suteikia iš karto visai kitokį skonį, tai galima naudoti tiesiog juos keptus arba galima naudoti marinuotus. Tai naudojau vieną bazinį marinatą, nieko čia labai nesukau, tai sakau, tų marinatų yra labai daug įvairių, tai gerai, tai aš tada pradėsiu, turbūt gal apsitvarkau šiek tiek ir pradėsiu. Ir pradėsiu gamintis. Aš tada susitvarkysiu kitą. Kita. Taip. Tai dabar tu irgi keliauji prie antro patiekalo. Jo, aš keliauju prie antro patiekalo, tai dabar turbūt susidėliosiu savo antieną. Nu jo, išsisuvydint to. Nu, virtuvę. Kuršelės, ne, aš nepasidariau krūtinėlės, neįsisuvydinau. Bandysim kepti iš žalios. Pažiūrėsim, ar pavyks. Arba jeigu nepavyks, tai Justinas gal duos iš savęs biškį. Pusę man ir idealu. Susitvarkom. Tai Jo, tai likęs pas mus sviestas, tiesiog nieko aš neatskirinėjau, peletrūnas šiek tiek pagulėjo, prisigėrė skonio, paragavau šiek tiek dar dadėjau, naudoju. Nežinau, ką jūs rytoj iš tikrųjų ten gausiu, tai aš turėjau džiovintą peletrūną, tai šviežias yra daug intensyvesnis, bet principas yra tas pats. Jeigu jūs įmesit, užkaitinsit, tai tas skonis įsigeria. Ar peletrūnas turėtų matytis padaže? Nežinau, man neturėtų. Jeigu mes darom per sifoną, tai automatiškai šitie visi likučiai jie nepraeitų per sifono galvutę. Bet su sifono pagalba tu visą laiką gali naudoti jį labai paprastą, pasidėjai šildomą stalčių 50 laipsnių. Reikia papilsti, jeigu vienu metu atidavinėti. Ant vonelės laikyti, reikėtų jau biškį kažkokį tai turėti didesnį supratimą apie šitą. Taip, kiaušinukai, šitas keliauja į galą. Kepsi? Ne, nieko aš nekepsiu, aš galiu tą užleisti, aš dabar pasidarysiu padažą. Gerai. 2 padažus pasidarysiu. Aš tada apsikepsiu krūtinėlę, nes tikrai užtruks. Šiaip galėtum tada ir mano to pačiu gal? Vo, prašau. Pasinaudosiu tavo. O čia marinatas kažkoks marinavai savo? Aš dėjau tiesiog midų piliau ir medų ir viskas. Ir cirkuliavau. Vis tiek nusisausinę, ne? Palauk. Jo, dar paprašyčiau nusausint. Čia galiu šitą atsisveikinti. Visada jo, kepant ypač riebius dalykus būtinai nusisausinkit, nes prilips. Turėsit tada su keptuvė ir anties krūtinėlę kovą.
Tačiau, kaip suprantu, nereikia nieko dabar. Kai kepi anties krūtinėlę... Aš nenaudoju visiems anties, nežinau, tiek kepenėlės, jeigu kepam, tiek anties krūtinėlę, aš niekada nenaudoju riebalų. Geriausiai turėti gerą keptuvę, įkaitinti ją iki maksimumo ir jeigu reikia pasižiūrim, ar keptuvė įkaitusi, šiek tiek vandens užberti, pasižiūrim, viskas ok. Mokytoja tikriausiai taip neleis daryti, kiaušinio atskirinėti rankom, bet aš dirbdamas virtuvėj savo vyrėjams leidžiu daryti, tai kad jausti tą produktą tiek su mėsom, tiek, aišku, tie paskutiniai fines, kur mes atidavinėjom patiekalus svečiams, tai jau visai kas kita, bet prieš tai vyrėjas turi jausti tą produktą, su kuriuo dirba, ne tik tai matyti, kad kiaušinis yra kiaušinis ar mėsa, bet... Teisingas požiūris. Konditerija galbūt ne, jeigu ten jau kažkokius pyragus maišom arba dar kažką, tai bet dirbant virtuvėje, tai... Turima... Tikiuosi, čia mokytojų nėra, ne? Krūtinėlės kepam. Tai aš prie antienos pasirinkau garnyrą paruošti salierą 3 būdais. Tai buvo salierų diskai, kuriuos esu turbūt pasislėpęs dar čia. Ne, reikia... Va. Tai išsipjoviau žalio saliero... O jau, per kaitriai. Mano su medum buvo, žinai, gleizas, tai tvarkingai. Tai saliero, žalio salierą susipjauščiau per mandoliną storesniais diskais. Su kitu disku pasidariau, kad jie būtų vienodi. Ir biškį sviesto įsidėjau ir suvydinau juos tiesiog puodę, ne suvy aparatę, sakykime, kaip Justinas rekomenduoja, bet tikrai Justino būdas geresnis, nes mano gali būti, kad biški minkštokai jie bus, bet tenka naudotis tuo, ką turi, tai... O, super. Tai gerai, tada mes dabar... Jo, tai orkaitė yra įjungta, tai jeigu reikės, tai aš dar šiek tiek gal man dar per anksti, tai aš pasidarysiu dabar padažus. Taip, o lentelių mes... Kažką konkursams ruošiatės, ar taip ant durniaus varysit? Ruošiatės? Skardelės kažkas, bet... Ne, aš įkaitinu, ta prasme, maksimaliai ir jokios, kadangi antienos sodelė, nu, čia vien riebalas yra, jo. Pas mane užsikaramilizavo, kadangi aš marinavau su medum ir midum, tai jinai automatiškai užsikaramilizavo nuo karščio, nes buvo virta. Tai... Ta prasme, čia kiek šefų turi savo techniką, žinai, tai vienas, ten nežinau, skirtingos variacijos, tai čia kiekvieno šefo, į kokią tu virtuvę nueisi, tai nežinau, turbūt vis tiek, jeigu rinksitės dirbti virtuvėje ir keliauti pas kitą šefą, tai blogiausias būdas ateiti į virtuvę ir sakyti, o mes darėm taip, tai taip niekada nesakykite, jeigu kažkur keliausite ir į kitą virtuvę, tai kiekvienas šefas turi savo taisyklės, tai sakau, pas mane virtuvėje groja muzika ir mes dirbam su plikom rankom, su produktais, pas kitą šefą galbūt nueisi, tu turėsi visą laiką pirštinės dėvėti ir, žinai, telefonas galbūt spintelė užrakintas. Tai kiekviena virtuvė, kaip ir namai, kiekviena turi savo taisyklės, jo, kaip kiekviena mokykla. Taip, man reikėtų šaukštelio, gal tu čia kažkur turi? Aš tos. Nu, aš prasivalysiu. Tai dabar tau, aš galėjau... Aš susimaišysiu dabar padažiuką su Santanas, prašau. O. Ten tik tai didelę skardą dėk, nes konditerinis ten. Gerai, bus čia.
Pačią mažiausią. Garbingai. Jeigu tiršinat su Santanos geliu, tai svarbiausiai nepadauginti, geriau dėti po mažiau, nes tada gausis tokie snargliai. Tuo labiau, jeigu greit padažas atšala, tai... Primink, Santaną galima dėti šaltą ar geriau įverdinti? Vis tiek tu turėtum užkaitinti, kad jinai aktyvuotųsi. Aktyvuoti užkaitinti, jo, nes būdavo kažkurį įdėdavai, kad į snarglius pavirsdavo, jeigu šaltą įdėdavai. Tai padažas sutirštėjo, matosi padažo konsistencija. Tai... Druskos ir pipiro. Žodžiu, gaminome labai panašiai, tik skirtingose virtuvėse. Skirtingais būdais turbūt. Vieną padažiuką turiu, taip, dabar mes pasidarysime bernės padažą. Tai sviestą irgi užsikaitiname, labai paprasta pasidaryti, jeigu turit, nežinau kaip tas lietuviškai vadinasi, tos mikseriai tokie, kapsuliniai. Šitas... Ne termomiksas paprastas, jeigu kokteilinės, jeigu turit kokteilinės, jo, tai sudedam, nežinau, kiaušinių trynius. Į bazę, jo, po biškį sukam ir įkaitintą sviestą supilinėjam. Tai, nežinau, realiai gaunasi apie kokį 15 sekundžių. Jo. Mes turim užtaisom citriną, nežinau, žievelę, apelsinas, kas ten ką deda, acto įpilti šiek tiek. Jeigu norit pasidaryti su šviežiu peletrūnu, įkapuojat peletrūną ir turit paprastą bazinį padažą. Bet kaip minėjai, persifoną jau turbūt peletrūnas ne visada išeis. Persifoną jisai nepraeis niekaip. Persifoną jisai nepraeis. Daugiau netvarkos gali būti, kad turėsit, negu naudos. Bet jeigu, žinai, jeigu turi servisą, tai su sifonu visą laiką paprašiau. Svarbu neužkaitinti. Neprilaikysi jo puodę padažų šitų jautrių. Mes keptuvę tu kažkur paslėpti. Už mano nugaros. Prižiūrėk, prašau, padažiuką. Taip. Bet aš jį nugaliu, nes šitoje... Jo, jisai turėtų užkaisti ir... Kad po to neatsiskirs. Jo, po to irgi neperkaitinti sviesto, nes atsiskirs riebalas. Su baltymą turėsit. Po to galima, aišku, yra baudos suvest, bet... Ko reikėtų gal? Sakyk. Kodėl viso iškart nesupili sviestą ir nemaišai? Tai turėsim omletą, valgysim tada omletą su antiena. Kiek kapsulių dažniausiai naudoji jau tokius pilną puslitrinį sifoną? Irgi priklausomai nuo padažo konsistencijos. O tirštesnė nori to daugiau? Jo, tai ką tu ten norėsi. Jeigu norėsi stovėti kaip televizijos bokštas, žinai, tai tada jau kali 2.
Šiaip sviesto ir kiaušinių triniuko, kaip čia pavadinti, receptūrą, tai irgi kiekvienas šefas turi savo pasigaminęs. Aš naudoju turbūt 1:3,5. Tai jeigu kiaušinių mes turim 200, tai sviesto aš naudoju apie 600-700 Gramų. gramų. Jo. Ne vieneto. Nu, iš principo gavosi geras ir tirštas padažas, tai nežinau, ar verta sifoną dėti? Verta. Parodai gal, kaip atrodo, kad jau pagaminai jau, kad jau atsivežiai. Atrodo gražiai jau dabar. Taip, druska. Tu savo antieną kepi jau, ne? Taip. 8 minutėm pradžią uždėjau. Pažiūrėsim, kaip iškeps ir sakysiu, kad labiausiai mėgstu. Taip, mačiau, tenai mentelė dar buvo kažkaip. Taip, tai kaip ir minėjau, tai apsikepsiu tada diskus, kuriuos pasidariau vakar ir, vadinkim, įsiviriau vonelėje. Tada pasidariau iš saliero traižų ir likusio saliero piurė. Tai dariau, aš esu mokytas daryti Gerai, vadinkim jo, o kaip Justinas sakė, kiekviena virtuvė turi savo mokyklą, kiekvieną tą mokyklą reikia gerbti, kaip moko jau vyriausias šefas. Tai buvau išmokytas 50/50, pienas ir grietinėlė. Ir taip susiverdame, kol susipjaustame smulkiais gabaliukais, susidedame viską, tarkim, ant kilogramo, 300 pieno, 300 grietinėlės, verdame, kol su adata pereina kiaurai be jokių trikdžių per saliero šaknį. Tai taip žinome, kad salieras yra išviręs pilnai ir nusikošėme visą tą pieną ir grietinėlę prieš su blenderu, sumaldami, kaip čia pasakyti, sutrindami ir dadedame, neišmetame, aišku, to pieno ar grietinėlės, po biškį pridedame į tyrę, nes gali būti, kad pritrūksit skysčio, vadinkime. Kai atitaikome jau norimą kiekį ir konsistenciją, turime paruoštuką, jį biškį prisisotinsiu sviesto, kad būtų šilkiškesnis, vadinkim taip. O mes turim dar vieną šaukštą. Taip, gali naudoti vieną. Čia jau man baigė. Žinai, svarbu vienas šaukštas yra, nes be šaukšto, tai žinai, dar pagalvočiau. Be šaukšto, tai jau jo. Nieko neragauja. Nebūtų ir šakučių. Taip. Čia man jau skamba katantis į pabaigą. Taip, tavo antytę iškepia? Dar, žinok, 2 minutės norėčiau, bet aš irgi mėsiu savo darbą. Šalia glauskis. Prisiglausim. Dviese gražiau, ne? Ir smagiau. Kiek tau, Justinai, galvoji? Mano 4 minučių.
Tai va, gavosi tokia kreminė tekstūra. Kaip makaronsas atrodo. Beveik. Pusė. Gerai, tai aš dabar išsimsiu irgi savo. Pasišildysim tyrą. O taip pat, kaip Justinas, aš irgi pasiruošiau daržovių demi-glace, vadinamą. Kaip tu jį gaminaisi? Aš jį gaminausi, kaip ir minėjau, buvau radęs studijoje, turėjau šitakę džiovintų grybų. Tai labai panašiai, ne? Nuo saliero šaknies turėjau atraižų, taip pat svogūno turėjau atraižų. Tai viską susikepinau, kaip ir minėjau, 120 laipsnių temperatūrai, kad išsisausėtų, kad visi suintensyvėtų skoniai. Pakepiau orkaitėje apie 30-40 minučių, susidėjau į puodą, užpyliau vos, kad dengtų vanduo daržovės ir garinau, kol buvau patenkintas, vadinkime, skonių ir išvaizdą. Ir po to prisisodrinau šį sultinį 5 prieskonių mišinių. Kadangi jis labai tinka prie anties, bet jeigu Justinas duos, aš irgi paprašysiu Ksantanos, kad jį susitirštinti. Nu, paprašyk. Ačiū. Ir prašau, ačiū. Dabar tik dar vieną rundeliuką ir viskas. Ir turėsim 2 minutės skamba, einu atsinešt. Konditeriai be pirštinimo tau dirba. Viskas ir ten teliuskuojasi. Žiauriai geras. Čia medinis, čia guminis. Ne, liktais aš viską turiu. Tu mano ištrauk irgi antytę, jo? Taip. Negausiu vėliau? Ne, aš dar noriu, žinok, minutę. Dar gerai, dedu atgal tada. Tai čia vadėk mano, aš nunešiu tavo. Tai... Oi, atsiprašau, ne tą pusę. Gerai, nešiu. Dar minutė mes. Gerai. Jo, ir tuomet mes susidėliosim mūsų patiekalus. Tu nori pradėti, ar man pradėti? Tai gal kartu kažkaip, nes gerai. Aš dar padažą užbaiginėjau, tu anti, tai dar porą minučių. Taip. Šaukštą tiksliai neturim. Šaukštas buvo pas tave tyriai? Jo, buvo ir tada dingo, ir tada bandysim kažkokį tokį instrumentą. Greičiausiai, jeigu aš būčiau galvojęs dar apie tą lašišos patiekalą, kuris lašiša, man atrodo, pas jūs antras patiekalas turėtų būti rytoj, ne? Ar kažkas... Kas tokia? Bet kokia žuvis? Bet kokia žuvis. Tai jeigu aš dar būčiau korporavęs žuvį šiandien, tai aš būčiau minimaliai susiaurinęs to produktų range'ą, tai sakysim, jeigu mes turim salierą ir naudoju aš prie antės, tai aš galbūt kažką tai panaudočiau dar ir prie žuvies, kad kuo mažiau produktų naudotis, bet galima padaryti skirtingas variacijas visokias, kad patiems jums neapsisunkinti. Jo, tai turėti 3 patiekalus, bet galbūt saliero stiebas būtų prie žuvies ir kažkas tai prie antės, galbūt lapai kažkokie, gal šitakį grybą mes naudotume arba prie vagrybį pirmam patiekalę ir dar dalį kažkokį sultinį galbūt įsivirti, tai kad kuo mažiau produktų, tuo mažiau patiems darbo yra, nes nežinau, manau irgi svarbu, kad jūsų šiukšlių dėžė, kaip ir pas mus, yra tik tai praktiškai popierius, kur mes valomės šiandien rankas, ar kuo mažiau tų sudedamųjų dalių, kad būtų. Tas yra, sudedamosios dalis yra svarbu, bet daug svarbiau parodyti, ką jūs sugebat techniką, kaip išpildyti gerai tos darbus visus, kaip iškepti antį, kaip pagaminti daržovės tvarkingai.
Nu ką, gerai, keliauju aš savo antį, turbūt paimsiu tavo ilsisi, ne? Mano ilsisi, aš va tik tai užsikaitinu padažą. Ai, tu idėjai, bet temperatūros tai neįjungiai, ne? O ta prasme, tai aš neišjungęs buvau jo. Gerai, iškepė. Gal kažkas tai... O tai reikia kažkaip, žinai. Koją pakišti, ne, kolega? Jo, tai krūtinėlę mes irgi paliekam pailsėti, bent 2-3 minutės, tai nereikia bijot, kad atšals, kaip ir kepant mėsą, steikus, nežinau, šašlyką namie, ar ten ant griliaus kažkokią tai mėsą, kiaušinį, nežinau, namie turbūt šašlykus kepat irgi. Tai palikti pailsėti, kad kraujas sultis atgal susibėgtų į mėsą, nes jeigu mes dabar prapjausim, tai jinai tiesiog išbėgs tos sultis, kur visas skonis, tos pagrindinio mūsų produkto yra. Tai mes paliekam pailsėti, parestinam 3 minutės. Ta prasme, nereikia bijot, kad mūsų, ten sakau, patiekalas atšals ar kažkas jam atsitiks. Nu, ir aš dar tada šaukštą gal susirasiu. Ai, nu jau. O čia kur, nu tikrai turėjom 2 šaukštus, Justinai. 2 tai tikrai turėjom. Taip. Irgi va. Gal dar biškį. Nu, va, dabar kaip tikri virėjai. Tyrė, aš pasišildžiau tam pačiam puodė, kur buvo sviestas su peletrūnu, tai dar šiek tiek kremiškumo dadėjom. Visai nieko. Tu jau mano šaukštą paėmei, ne? Taip, prašau, Gražina. Gerai. Galvoju, čia, žinai, komandai atnešė. O ančiai, aš galiu, Justinai, tau uždėti laikmatį, jeigu nori, kad nepamiršt. Ne, aš viskas atsinešiau jau čia nają. Prašau. Taip, gal dar ką nors būčiau sugalvojęs. Taip. Tylu labai. Susikaupė visi. Nu, visi susikaupė, dirba. Jeigu skani, tai duok man irgi pusę, aš įdedu. Ai, vietoj savo, ne? Jo, tai nežinau, prasicirkuliavo, viskas vienodai. Antienos ten nekepa medium rare ar tenai kažkokio, tai turbūt nesuprastų per egzaminus, jeigu tenai mažiau mediumo iškeptumėt. Tai turim krūtinėlę, aš gal biškį dar pasisausinsiu. Nu, man irgi pavyko iškepti. Nežinau, aš darau tokią restoraninę porciją, tai greičiausiai konkursą, jeigu gaminčiau rytoj, tai aš dėčiau tik tai pusę krūtinėlės, tai arba pjauti kaip Tomas pjovė, tai jisai pjovė. Aš į konkursą einu. Jo, visai kitų kampų, tai taip, mes turim tada padažėlį.
Ir mūsų sultinį, kurį mes įsiveriam iš likučių. Nu va, aš galiu parodyti klaidą, įdėjau į šaltą santaną, tai aš nežinau. Nu, aš klaidų šiandien nenoriu rodyti, tai aš... Tai pas mane kaip ir viskas gavosi. Palauk, jeigu... Pagal planą dar tavo traškučių pasiskolinau ir viskas. Prasiskės dar nuei, ne? Ne. Jau tavo mentelę, jinai šičia. Jo, šiek tiek druskos aš marinuodamas antį nenaudojau, tai iškepus mes panaudojam druską ant viršaus, kaip ir kepant kitus visus mėsos patiekalus. Restorane mes naudojam po kepimo, tai įsikepam, tada eina druska ir pipirai. Na, aš jau kaip ir viskas. Tai viskas man dar... Ne, aš turbūt persistengiau santaną. Ne, aš tau galiu paskolinti savo, tu gal nepergyvenk tada. Tai apsitvarkom. Jo. Ok, tai nežinau, tai ta valanda pasižiūrėjau, kad labai greitai prabėgo, tai nežinau, mūsų vizija tikrai nebuvo ateiti, parodyti jums, kaip rytoj, aš manau, kad visi gabus, jauni, protingi ir turit idėjų, kaip rytoj pasirodyti, nesvarbu, kokius ten turėsit, ištrauksit savo partnerius, kolegas, su kuriais teks, tai siūlyčiau pagalvoti tas 3 valandas realizuoti protingai, ne vien pradžiai gaminant, bet gal apsitarti, susidėlioti visą darbų eigą, kas yra labai svarbu, kad dirbti tvarkingai, ne taip, kaip mes čia šiandien bėgiojam. Ir palinkėti rytoj sėkmės. Tai ačiū Jums, kad atvykot, tikiuosi kažkokią tai inspirationą gavot iš mūsų. Ir palinkėsiu rytoj sėkmės konkurse. Visi nenugalėsit, bet dalyvavimas turbūt yra pagrindinis dalykas, ko jūs galite išmokti. Tai ačiū Jums ir iki. Ir sėkmės, jo. Viso.